Esu Jūratė Dubickė, esu mokytoja jau 33 metai ir prieš 2 metus interneto platybėse radus pasiūlymą vėl studijuoti, tikrai pasinaudojau juo. Labai džiugu, kad tai buvo galimybė nemokamai mokytis. Šią galimybę suteikė Europos socialinio fondo agentūra ir Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos profesinio tobulinimo institutas. Išskirtinė padėka ir instituto vadoviai profesoriai Giedrei Kvieskienei, kurie subūrė iš tikrųjų labai puikų dėstytojų kolektyvą, kurie net ir mums, mokytojams, turintiems jau gana didelę darbo patirtį, tapo tikrais ir draugais, ir pagalbininkais. Na ir ta draugystė nenutrūko, nes netgi baigusi socialinio pedagogo studijas, aš nutariau toliau mokytis magistrantūroje. Ir šiuo metu jau esu įtraukiojo ugdymo 2 kurso magistrantė. Iš dukrų palaikymas buvo labai didelis, jos tikrai džiaugiasi, nors gal buvo vienu momentu tokių nedidelių abejonių, kad, na kaip pasakyti, vis dėlto esu dirbanti, kaip suspėsiu, na, esu jau moteris virš 50 metų, tai, bet aš įrodžiau, kad ir tokiame amžiuje tikrai galima rasti galimybių mokytis, jeigu tik yra noras. 2018 metais man dukra parašė sveikinimą gimtadienio proga ir parašė, kad būk kaip šis medis, stiebkis į aukštumas, nes dangus begalinis, kaip ir galimybės. Po 2 metų pradėjau studijuoti galimybės.